Septintokams buvo pateikta 4 taktų melodija, kuriai reikėjo sukurti harmoninį pritarimą bei 3 dalių kompoziciją. Užduoties sėkmingam įgyvendinimui labai svarbu tikslingas mokinių tiek teorinis, tiek praktinis pasiruošimas. Mokiniai šiuo atveju turi žinoti do mažorinės gamos tonikos, subdominantės, dominantės akordus, bei jos mokėti groti išilginėmis fleitomis, ukulelėmis bei orfo instrumentais. Atlikdami šį kūrybinį darbą mokiniai pasiskirstė į 2 grupės, pasirinko melodinius ir ritminius instrumentus. Visi septintokai tikrai aktyviai įsitraukė į kūrybinę veiklą ir remdamiesi pateiktais vertinimo kriterijais sukūrė mano manymu nuostabią 3 dalių kompoziciją. Mano mokiniams patinka kurti, ieškoti naujų idėjų, o man labai svarbu mokiniams pateikti kuo įvairesnių kūrybinių užduočių, leidžiančių jiems pritaikyti pamokose įgytas žinias ir patikėti savo kūrybiniais gebėjimais. Na, o dabar, vaikai, pradėsime improvizacijas su kastanietėmis. Ir kviečiu ateiti vieną į priekį su savo kastanietėmis, pagroti mums improvizuotą ritmą, kas galėtų tai padaryti. Rūta, prašau. Ačiū, Izabelė, kviečiu antrą, ačiū Rūtai. Ir Izabelė dabar irgi panaudodama skambančius kūno gestus ir kastanietės paimprovizuos įvairiausius ritmus, sukurdama čia ir dabar. Ačiū, ir dar norėtų kas nors dar pasidalinti, Evija savo ritmais pasidalintų. Kviečiame į priekį. Kaip matėte iš įrašo, mokiniai ritmų improvizacijoms rinkosi savadarbes kastanietes. Beveik visų kastanietės pasigamintos iš antrinių žaliavų, panaudota kartono ir graikinių riešutų kevalai. Šį kartą mokiniai atlieka ritmų grojimo užduotis kastanietėmis, bet kartais renkasi ir skirtingus idiofonus. Buvo sąlyga ritmą papildyti įvairiais skambančiais kūno gestais ir 4/4 metro ritmų pavyzdžius pasidalinti su klasės draugais. Mokiniai, kurie girdėjo ritmą, turėjo pakartoti. Šiomis improvizacijomis ugdomas kūrybiškumas, lyderio savybės, STEAM veiklos, išradingumas, draugiškumas, dėmesys. Vaikai mokosi vieni iš kitų, lavėja jų ritminė klausa. Kurdami čia ir dabar, mokiniai tvirtina žinias apie natų ritminės vertes ir 4/4 metrą. O svarbiausia, kad tai daro žaismingai, noriai ir įsitraukia visą klasę.
Komponavimo mokėmės jau 3 klasėje. Rugsėjo mėnesį temoje skambantis traukinys mes kūrėme ritmo kompoziciją Sugrįžimas. Darbas vyko grupėse. Į grupės pasiskirstyti man padeda 4 skirtingų spalvų balionai. Juose surašyti mokinių vardai. Šis būdas yra greitas, žaismingas, o man leidžia apgalvoti iš anksto, kaip paskirstyti grupės skirtingų gebėjimų mokinius. Pačio kūrybinio proceso metu stebėjau, kaip dirbdami grupėse mokiniai vieni kitiems padeda, kaip jie vieni iš kitų mokosi. Paklausus, kas jiems labiausiai patiko, dauguma įvardyja, kad kartu dirbti, kartu ieškoti bendrų sprendimų, žinoma, filmuoti proceso rezultatą ir stebėti filmuotą medžiagą. Kaip didžiausią iššūkį jie įvardijo išmokti darniai atlikti tai, ką patys ir sukūrė. Džiaugiausi matydama gražiai kultūringai tarpusavėje bendraujančius mokinius, kaip jie moka korektiškai išsakyti kritiką, kaip jie moka pasidžiaugti vieni kitų rezultatu. Ši tema dar ne pabaiga, nes mes grįšime prie jos, kai kalbėsime apie pašauktus tarnauti muzikai žmonės. Tada mes prisiminsime sukurtas kompozicijas ir versime jas ne į ritmo, o į muzikinę kompoziciją.